Ką tik pamačiau, man jau buvo. Tai va, paliekam šitą gražią vietą. Kiek ten aš vakar nepasakiau, įmyniau. Kažkur Facebook'e bus. Tai sekundėlę. Facebook'e. Me, just me and myself. 461 pasirašęs. Okei. Va tokie senoviški namukai čia. Kaip šiaip mūsų gal nieko, bet kaip kempingas, kur moki pinigus, o tualetas ten. Tuoj parodysiu. Dar vis tiek važiuoju prie registratūros, išsimesiu šiukšlės. Vandens dar pasiimsiu. O, kaip tvarkom kažką tai. Va. Čia tualetas artimiausias. Jeigu galima, tualetas normaliai. Dušas, gyvent galima. Virtuvė sąlyginai, va, tik spintelė. Bet čia kažkaip tai gaunasi, kad centre. O tokį namuką paėmus. Bet vienai nakčiai. Gal. Šiandien nusimato tas balansuojantis akmuo. Po to pasakysiu, labai įdomus pavadinimas vėliau. Va, žmonės jau maudosi. Čia pagrindė va su tokiais va. Kaip suprantu, ten visa aikštelė didelė, kur aš tikėjaus, kad nakvosiu. Va, mes čia visko pasipildysim ir toliau į kelią. Taip galim pažiūrėti, kiek čia man nusimato. Taip. Va, Kumakyvi vadinasi. Direction. 9 minutės ir būsiu vietoj. Tai čia kaip viskas yra all good. Ok. Susimatysim kelyje. Ežeriukas. Šitą visą vietovę tokia. Balam prie balos. Oho, koks gėlynas. O, privažiuojam prie Kumakyvi. Kumakyvi. Tai bus posakis. O, ten rait jau sako. Kur rait? Čia rait? Ne čia rait. Kumakyvi. 10 kilometrus. Okei. O, tai Dobukė.
per užpakalį davė. Oras tai fantastika. Kol nestovi, aišku, nes 23 tai biškai karštokų, bet važiuoti fantastika. Po tokie puntukai pas kiekvieną, patokie guli. Mes turim vieną punktą, ką ir džiaugiamės, o čia jaučiu atsikratyti negali jo. O, ūkininkas. O, va dar vienas puntukas. Lietuviai, jeigu trūksta puntukų, važiuokit į Suomiją. Pasiėmam keletą ir vėl nauja apžvalgos aikštelė prie puntuko naujo. From Finland. Keliukas toks fainas, tik galėtų būti net toks bam. Bet čia smulkmena. Kažkokia parduotuvė. Ožeriauks. Miškas. Pasiilgau aš tokiu keliu. Žiūrėčiau, šaknis labai doroja tas asfaltą. Bom. Reikia užpakalį pasiminkštinti jaučiu. Pasukti rankenėlę biškį. Kas čia? Gal stotelė tokia graži? Čia kažkokia kitur kelias veda jaučiu, nes tiek Suomių čia nevažinėtų, pasižiūrėtume. Pas jos kiemiai pilna. Bet tokia sodybėlė turėti, ten dabar nesimato, mačiau, va, ten aukštai. Gal ir nieko. Jėga keliukas, fantastika.
Kas gal 100 stotelė. Pašto dėžutės. Oho. Geras Šienokalnės ir įkalnės. Nesitikėjau taip arti Suomijos. Suomijoje taip arti Baltijos jūros surasti tokių keliukų. Jau prasidedančių, bet faina. Vis labiau suprantu, kur važiuoju. Vau, kaip viržai. Bet kraštovaizdis panašus į mūsų. Tiksliau toks pats turbūt skirsos puntukus gulinčius. O, negalima nei motociklom, nei mašinom. O mums tai dar nereikia. Jėga. O šie įrašinėjai nors kažką? Įrašinėjai, no. Puiku. Į viršų. Čia atsodintas miškas. Tukso punktukai. Šauktukas. Tai va, atvažiavau to akmens, bet dabar teks paeiti. Toliau neišeina. Keliukas tai toks va, afrautinis biški. Bet filmavau, bet lygtai neįsirašė. Tai va, yra Kumankyja. Kumankyvi. Čia yra didelis aprašas. Po to paskaitysim. Pam. UNESCO saugomas. Nueinam, pažiūrėsim. Kiek šaknų eina savo. Ir mėlynių yra. O Jėzus Marija. Žiūrėkit, mėlynės.
įspūdingas. Bet žemė minkšta, čia aišku labai daug drėgmės. Vis dar einu. Išjungiu kamerą, galvoju atsibos video. Puntukas dar vienas. Bet yra reikalų čia nueis. Ok, judam toliau. Ką tik pamačiau, man jau buvo. Dar matosi dydis. Na, taip žiūrint, atrodo akmenukas. Bet kai žmogus šalia, tai didžiulis. Ir kaip jis čia stovi, neaišku, ten matosi skylė. O. Čia lyg užsiriedėjęs būtų. Įdomiausia, mažiukas medis, 30, sakė, 5 metų. Ten jeigu matote, va, ten atrodo, rodau teisingai, dar senesnis medis auga ant akmens. O samanos duoda vandens ir viskas ok. Bet labai ilgai užtrunka jiems augti ant to, nes vis tiek nepakankamai yra visų reikalingų medžiagų. Net neįsivaizduoju. Nu, kas važiuojat Suomiją, tikrai nepraskriskit būtinai čia. Čia ką aš kamerą parodo, čia juokingai, ką čia rašo. Kiek daug istorijos. Gal kadų ir paskaitysim. To čia labai gerai vietoj matosi. Kaip ir 2 taškai laiko jį. Nežinau, ar matosi, čia nelabai gal matosi, bet va toj va vietoj prasišviečia šviesa. Tai reiškia, jisai laikosi toj pusėj ir toj pusėj. Va šitas va, aš va toks va po juo. Pabandysiu dar iš toliau paimti kažką tai. Kai vaizdelis, nežinau, kaip ten. Nu, dar biškį pabūsiu ir jau čia reikės judėti. Įspūdingai.
Nu ką, akmenį pamatėm. Keliuko įrašą nepavyko, atrodo, padaryti, kažkaip neįrašė. Pabandysim pakartot. Nes tik grįžti reikia tuo pačiu keliuku. Toks amazing keliuks. Ryšio nėra. Navigacija nedirba, kol kas važiuoja, o po to žiūrėsiu.